Surfinimui, banglentėms aistra gimė, mane gal pagimdė, galėčiau pasakyti, mano geras draugas Girmantas, kuris Lietuvoje jau šiais metais bus 9 metai daro surf campus, stovyklas vasaros pabaigoje. Ir tiesiog mes susipažinom su juo prieš 5 metus. Jis ką tik buvo grįžęs iš Meksikos, kur gyveno kurį laiką ir surfino. Ir tiesiog pradėjo kalbėti, kaip ten viskas yra fainai. Aš niekada nebuvau bandęs šito sporto. Ir pakvietė į tą, nežinau, buvo 5 gal tuo metu surf campas. Ir man žiauriai patiko. Ir nuo to laiko taip vyniojosi ir iki dabar. Užsiviniojo taip, kad fanatiškai tas sportas yra. Sapnuoji? Kartais. Ypač jeigu pasižiūri kurį nors etapą varžybų pasaulio taurės, surfo prieš miegą, nes dažniausiai taip ir būna, nes, pavyzdžiui, kokioje Australijoje, kai vyksta, tai kai ten rytas pas mus būna kokios 11 vakaro, tai prieš miegą pasižiūri varžybas, jeigu jos vyksta ir tada yra buvę, kad sapnuoju. Veža galbūt, manau tai, kad aš niekada kaip ir nebuvau susijęs kažko su vandeniu ir vandens sportais per daug. Mano tėtis su burlente buriuodavo Kupiškio mariose, bet kažkaip manęs kaip ir nebuvo to tokio potraukio. Ir tiesiog manau, kad veža tai, kad yra tas laisvės neaprėpiamas pojūtis, kai tu tiesiog neturi jokių telefonų, jokių nieko ir tik tai draugus arba net nepažįstamus surferius šalia savęs. Tas adrenalinas, kad tu žinai, kad tu esi vandeny, kad aš, pavyzdžiui, turiu daug visokių baimių ir kad tai padeda įveikti baimės ir be abejonės turbūt, kad tai yra sunkiausias vandens sportas ir man patinka dalykai, kai jų reikia siekti, o ne gauti iš karto po dienos ar 2, kaip su tam tikrais kitais sportais patinka ar kitais dalykais. Tai manau, kad čia vienas svarbiausių dalykų, kad jisai tiek užkabina, kad reikia labai daug prasiskalbti vadinamai, nukrist nuo lentos ir daug bangų ant galvos, kad pagautum tą bangą kažkokią pačią paprasčiausią. Tai manau, tas labiausiai ir veža, kad žinau, kad dar labai daug reikia kartų nukristi į vandenį, kad pavyktų. Tai surfinti reikia pradėti mokintis nuo to, kad jeigu Lietuvoje, tai be abejonės, manau, kad pirmas dalykas tai atvažiuoti į surf campą, nes tai yra tokia kaip ir pagrindinis ir vienintelis banglenčių sporto gatheringas, festivalis. Kurie vyksta? Jisai vyksta Preiloje, prie gelbėtojų stoties. Ir reikia, aš manau, ten atvykti ir tiesiog, arba tiesiog toj pačioj Melnragėj nueiti išsinuomoti lentą ir pamėginti pačiam pasimurgdyti. Bet manau, kad Lietuvoje tikrai galima pradėti, aš pats pradėjau Lietuvoje, aš pirmą mažą purslų bangą pagavau Lietuvoje, tai ir šią vasarą pagavau turbūt kol kas vieną ilgiausių ir man fainiausių bangų irgi Lietuvoje, nors buvau ir kitose šalyse. Tai manau, kad reikia tiesiog važiuoti prie jūros, reikia pasimti draugų chebros ir linksmintis, nes visa tai yra tik tai apie malonumą ir džiaugsmą. Esu surfinęs Baltijos jūroje, esu surfinęs Maroke, esu surfinęs Asturijas, tai čia yra Ispanijoj. Ir dar esu surfinęs Italijoje, netgi Italijoje. Be abejonės, kad yra bangų, Europoje netgi vyksta pora pasaulio banglenčių lygos, tos vadinamos čempionato etapų, tai yra Prancūzijoje ir Portugalijoje, tai tikrai įmanoma visur, pradedant nuo tos pačios Baltijos jūros, kur dažnai nuvertina žmonės. Ir Danija, Britanija, Olandija, Prancūzija, visa pakrantė, netgi toj pačioj Šiaurės jūrai galima tikrai užtaikyti dienų, kur tikrai pavyktų. Marokas ypatingas tuo, kad ten yra visiškai kitaip negu čia ar kitur Europoje, kad ten tokia laukinė šalis, aš sakyčiau, bet tuo pačiu ir labai draugiška. Nežinau, man Marokas patiko, jis turbūt man artimas dėl to, kad aš jau buvau 3 kartus. Ir
Man visai patinka žmonių bendravimas su tavim, bent jau pradžioj, kol jie supranta, kad tu galbūt čia ilgiau būsi ir galbūt nepirksi iš jų visko, bet manau, tų pačių bangų atžvilgių, kaip pradedantiesiems, tai tikrai irgi gera vieta ir man, nežinau, turbūt gal pati gamta tikrai nežavi kažko, nes vis tiek yra daug smėlio, purvo ir kaktusų ir be abejonės šiukšlių, bet vis tiek turi kažkokį žavesį. Gal kvapą tą kažkokią, aš nežinau, kažkas traukia. Tai manau, Marokas tuo traukia. Taip, iš tikrųjų nebijosiu tai pasakyti. Manau, kad aš mielai keliaučiau kažkur tai tiesiog paeksplorint miestus ar džiunglės ar kažką ir aš manau, kad aš tai darysiu. Tiesiog dabar, kai yra tas toksai fanatizmo pikas pas mane galvoje, tai ir man norisi dėti vis ruoštis tiem kiekvienam išvažiavimui prie tos pačios jūros, tai jo be abejonės man dabar yra toks, kai aš ieškau kelionės, kur keliauti, be abejonės vienas pagrindinių dalykų, kad būtų jūra arba vandenynas. Tai va. Artimiausi mano planai dabar be abejonės yra, kaip ir minėjau, surfkempas, važiuoti prie Baltijos jūros, kiek įmanoma, kada bus bangų. Ir toks jau ilgesnis ir kurio turbūt labiausiai laukiu reikalas, tai spalio mėnesį visą turėčiau keliauti į Fuerteventurą, Kanarų salas ir ten surfinti. Vadovas, aš gal nesakyčiau, kad aš tikrai nesu instruktorius, aš dar tiek nesu pažengęs, aš tiesiog manau, kad turiu galimybę, turiu pasiūlymų tiesiog tam tikrų metu keliauti kažkur ir kai žmonės man pasiūlo keliauti ir galbūt ne tai, kad padirbėti, bet tiesiog sudėlioti visą grafiką ir būti, vadinkim, vietinių gidų žmonėm, kurie atvažiuoja ir už tai turėti galimybę surfinti, tai man čia yra nieko turbūt geriau negali būti. Žmonės prie mano grupės gali prisijungti nuėję tam pačiam Facebook'e. Yra puslapis High Summer. Tai yra ne aukštas summer, bet tiesiog kaip high, H ir I raidė, High Summer, ir ten tikrai rasti visą informaciją apie tai. Aš manau, kad surfinimas yra tiek brangus, tiek nebrangus, kiek tavo poreikiai to reikalauja. Jeigu tu nori gyventi kaip ponas 5 žvaigždučių viešbutyje, it's okay, bet tai tau kainuos. Dažniausiai mes to nedarom, mes be abejonės labai, kai keliaujam su draugais, su kitais žmonėm, draugais, mes visą laiką stengiamės išlaikyti tą gyvenimo kokybę, kad mes gautumėm gerą maistą, kad mes miegotumėm švarioj lovoj, nes tikrai to visiems reikia. Bet būna ir tokių atvejų, kai tiesiog miegi bet kokiam hostelyje ir tau tai nėra labai didelis, man asmeniškai tai nėra didelis reikalas, kur miegoti, nes aš žinau, kad aš tik tai atsikėlęs eisiu žiūrėti, ar yra bangų ar ne, ir aš eisiu į vandenį ir visą tą purvą ar bet kokią, nežinau, nuoskaudą, kur tu miegi, nuplaus ta pagauta 1 ar 2 bangos. Tai manau, tai nėra brangu, jeigu tu labai nori, tik tai, pavyzdžiui, surfint. Be abejonės, jeigu neturi savo įrangos, tai yra lentos ir hidrokostiumo, jeigu jo reikia, tai jį išsinuomot, transportas, visa kita, bet aš manau, susidėjus, susirinkus gerą hebrą, kuri taip pat nori varyti pasilinksminti, tai nemanau, kad labai brangu. Aš manau, kad savaitės, 2 savaičių normalią kelionę gali žmogus pasidaryti su skrydžio bilietais iki 1000 eurų. Tai manau, čia įeinant gyvenimas, įranga ir gal netgi pamokos su instruktoriais. Tai manau, tai nėra brangu. Casual diena. Jeigu yra pagal prognozės galimybė, kad 6 arba 7 ryto bus bangų, tada keliesi 6 ryto, išgeri kavos, varai prie vandenyno, pažiūrė, ar yra bangų. Jeigu jų yra, lendi į vandenį bent valandą ir porą valandų, kol jų yra. Jeigu nėra, tiesiog nueini miegot, grįžęs atgal atsikeli, papusryčiauji, susirenki visas šmutkės ir varai surfint. Pavalgai, varai surfint, grįžti namo, išsiplauni hidrokostiumą ir tada žiūri filmą arba dar kažką, priklausomai su kokiais žmonėm ir kiek jų keliauji, nueini pavakariniauti ir eini miegot ir vėl kartoji tą patį. Hipiai. Gal, aš manau, kad surfinimas be abejonės senais laikais buvo visiškai neatskiriamas nuo narkotikų kontrabandos, kas
Nes Amerikoje, tarp Šiaurės ir Pietų Amerikos labai buvo surferiai tuo metu, ne tai, kad išnaudojami, jie buvo tie tokie, kurie gan atrodydavo lengvai, galėdavo būti tie Pablo Escobaro vos ne narkotikų pervežinėtojai, nes kažkaip tuo metu tai buvo susijusios. Bet dabar aš net nežinau, ar galima laikyti hipį. Seniau jo, be abejonės. Bet dabar man atrodo, kaip aš... man asmeniškai surferis tai yra tas, kuriam patinka gerai leisti laiką, jis mėgsta ekstremalumą, o kas vyksta par to, kur jis nebūna vandenyje, tai čia jau jo reikalas. Aš manau, kad tai gali būti hipsteris, whatever. Bet manau, tai yra žmogus, kuriam reikia labai įdomių pojūčių ir kuris mėgsta iššūkius. Labai daug. Yra labai sudėtinga, bet vėlgi, sakau, nėra nieko ant tiek sudėtingo, ko nenuplautų vieną pagauta banga per dieną. Tai čia viską absoliučiai nuplauna, visus skausmus, visas pinigų išlaidas ir dar kažką. Mus vieną kartą grasino sumušti Maroke. Vienas toksai nelabai malonus tam tikros surf mokyklos savininkas, bet kiek supratom, kad tam miestelis su nieko šiaip nesutarė. Tai va tai čia vienas toks nemalonesnių kuriozų. Dėl ko jūs norėjot sumušti? Dėl to, kad mes ėjom į vandenį ir mes patys mokėmės surfint ir mes jam nemokėjom pinigų. Ir nesinuomavom iš jo įrangos, o nuomavomės iš kitos chebros. Žymiai fainesnės tos įrangos nuomos parduotuvės iš fainų labai žmonių ir vat jam turbūt dėl konkurencijos turbūt toksai yra, kad jam tai labai nepatiko ir nors mes realiai nieko blogo nedarėm. Tai vat, čia vienas kuriozas, be abejonės tam pačiam Maroke mums yra pavogę keletą dalykų, bet čia turbūt, jeigu nesaugai, tai taip ir būna. Čia manau, kad mes patys esam labiau kalti. O tokių kuriozų, manau, kad čia tokie nemaloniausi, bet kuriuos visą laiką atsiminsi. Širdžiai turbūt fainiausia akimirka buvo tada, kai aš buvau Ispanijoje praeitą spalį. Ir mes ten tik turėjom 5 dienas pasurfinti. Ir paskutinę dieną, kai aš jau žinojau, kad vakare man reiks važiuoti į oro uostą, mano draugas, nes aš per visą tą laiką plaukiau su mokyklinė, gan ilga lenta. Ir mano bičiulis man davė, sakau, duok man pamėginti savo lentą, kuri buvo tas vadinamas shortboardas. Mano maždaug ūgio, tokia trumpesnė. Ir kai jis man davė, aišku pasakė, jeigu sulaužysiu, aš ją pirksiu, kas ir įvyko. Bet jis man davė tą lentą ir aš atsimenu, išplaukiau taip lengvai su tą lenta į tą vadinamą line-upą, kur visi sėdi ir laukia bangų. Ir aš ėmiau vieną bangą ir aš kažkaip net neatsimenu kaip, bet aš tiesiog stojausi ant lentos ir aš atstojau, nenukritau ir aš pajaučiu tokį sklendimą oru. Ir tokį padariau lygtis vieną posūkį ant tos bangos, tai čia buvo mano geriausia gyvenime banga, kur aš net nesuvokiau, ką aš padariau. Bet tai įvyko. O po šito aš tada pamačiau vieną video, kur Namibijoje yra banga, kur iš bangos sudaro, visi yra matę, kai jinai virsta, bet ne visa virsta, o pasidaro toks tunelis, vadinkim, tokia kolba, ir kurie visi nori pabūti. Ir Namibijoje buvo atrasta prieš porą gal metų ar trejetą banga, kur gali vieną bangą pasigavęs įlysti tą vieną vadinamą barelį, tubą gal 2 ar 3 minutėm, kol pavargsti. Tai čia yra ta tokia svajonė, kur aš labai noriu nuvažiuoti ir tikiuosi, kad nors pavyks. Tai čia 2 tokie dalykai. Įlaužiau lentą. Įlaužiau vieną peleką, bet mes sutvarkėm. Ir tada dar pasidariau ant tos lentos savo žmonos portretą. Čia irgi mano pirma lenta ir pirmas mano, vadinkim, savo rankom nupurškiau, nulakavau viską. Tai... Vis dar su ja plaukiai? Jo, dar vis su ja, bet jau labai norisi kažką. Oi, čia, manau, pradėti net nereiktų, nes labai daug ko nuo ilgio, nuo pločio, nuo storio, nuo litražo kiekio. Čia jų yra 100 skirtingų ir, manau, tiesiog reikia žinot, arba bent jau pasiklaust žmonių, kurie žino, kokią lentą, kokiom sąlygom naudot. Be abejonės jos yra taikomos prie tam tikrų sąlygų. Kokios tinka Lietuvos Baltijos jūrai, kokios tinka
tai pačiai Fuerteventūrai. Manau, kad labiausiai gal tai duoda tam tikrų, nes man surfinimas yra pabėgimas nuo tos rutinos, kur kasdieną būnant mieste tau atrodo, kad jau nieko nebenori daryti. Ir tu pabėgi į tą vandenį ir kad tai duoda įkvėpimo daryti, nebūtinai ar kurt muziką, bet daryti kažką, daugiau stengtis be abejonės, nes tas net nepaaiškinamas dalykas, kai tu sėdi vandenį ir tiesiog laikaisi ant tos lentos, atsisėdęs, apsižergęs tą lentą ir lauki ir žiūri į vandenyną, kalbi su draugais arba tiesiog būni vienas. Ir tau nenorom tu vis tiek tokį gauni tą adrenalino, bet tuo pačiu ramybės tokia dozė, kur tu žinai, kad niekada, man atrodo, nesu pagalvojęs vandenyje apie jokius e-mailus, apie nieką absoliučiai. Bet kai tu išlipi iš vandens, kai tu prabūni jame 2-3 valandas, tau labai natūraliai nebekyla jokių problemų. Tu būni ant tiek jau atsiskalbęs su tom bangom, jos tiek jau tau išdaužo tą galvą, tiek jau būni pavargęs, kad tu tiesiog nori labai ramiai praleisti visą tą laiką, bet tuo pačiu, man atrodo, tai įkvėpia kaip tik tą ramybę atsijoja tas blogus dalykus, kurie yra nereikšmingi nuo tų tikrųjų, ties kuriais gali susikoncentruoti. Tai man tuo labai padeda surfinimas ir manau, kad ir yra netgi ištirta, kad surfinimas šiaip nuo streso labai, kaip ir vanduo, bet kaip ir pats surfinimas kaip sportas, jisai pakelia tą džiaugsmo visą lygį, adrenalino, kraujotakos ir mažina streso visą lygį kraujyje ir organizme. Tai realiai tai yra dalykas, tai yra sportas, kuris žmonės daro laimingus. Tai manau, kad nieko negali būti geriau. Viskam padeda, man kūrybai padeda, santykiam padeda, viskam, nežinau, eit gatvė padeda. Aš visą laiką bandau kvėpti visus surfint, pradedant nuo mano šeimos iki savo visų draugų ir tave, pavyzdžiui, ir visus, kurie žiūri. Nes kai tu kažkuo labai tiki, man atrodo, yra natūralu, kad tu nori, kad visi žmonės tai darytų. Be abejonės, tai nieks neprivalo daryti, nebent kas nors patiki tavim. Čia kaip ir man atrodo, nuo bet ko yra, kai kyla viena gera mintis, kaip ir sakoma, pasaulyje reikia pradėti nuo savęs. Ir paskui visi dažniausiai užsikrečia, jeigu mato, kad tai yra geras dalykas. Tai aš labai noriu kuo daugiau žmonių į tai pritraukti, kaip mane pritraukė mano bičiulis, kuris irgi, aš manau, yra Lietuvos vienas iš tų surfo pradininkų. Ir vienas tikrai projektas, kurį kada nors pavyks įgyvendinti, kai turėsiu savo sūnų ar dukrą, ar gal abu, tai tikrai jau nuo pat, kai jie tik tai galės išstovėti arba gal net stovėti negalės, ant lentos užsidėsiu, jeigu žmona nematys. Ir plauksim į jūrą, gauti bangų. Yra labai daug filmų, yra labai daug vaidybinių filmų, yra labai daug tokių, vadinkim, surfo grynai filmų, kur paremti gražiais kadrais, kur gaudomos bangos, bet vienas turbūt toksai įspūdingiausių praeitų metų, man rodos, filmų, kuriuos esu matęs ir dar kartą tikrai žiūrėsiu ne kartą, tai yra A View from a Blue Moon. Tai yra vieno geriausių šiuo laiku surferių pasaulyje John Florenco ir jo bičiulio padarytas filmas su 4K visa vaizdo kokybė, su nežmoniškai gražiais vaizdais, Pietų Afrika, Havajai, Australija ir be abejonės surfas. Tai siūlau visiems pasižiūrėti, tikrai manau, netgi rasit gal kažkur internete, tai vienas iš tų filmų, kur tikrai įkvėpia ir norisi keliauti į tos pačius Havajus, nors ten labai brangu, bet kažkada gyvenime pavyks. Aš turiu keletą vietų. Aš labai norėčiau nuvažiuoti į Balį. Gal netgi ne Balį, o galbūt tiesiog į Aziją paeksplorinti tiek Filipinus, tiek Maldyvus, Balį, visur ten. Tada turbūt norėčiau kažkada nuvažiuoti su savo bičiuliu į Meksiką, į Baja, Kaliforniją. Nes ten, kiek žinau, yra turbūt geriausios sąlygos, nes ten visą laiką yra bangų ir ten beveik niekada nėra žmonių. Tai tu realiai turi visą vandenyną savo. Tai tas yra labai smagu ir be abejonės yra Namibija, Skeleton Bay'us, kur yra mano turbūt didžiausia svajonė nuvažiuoti ten ir pagaudyti tą ilgą bangą. Pagaudyti labai ilgą bangą,
kuri, galima sakyti, yra Skeleton Bay amžinas barelis. Tai yra barelis, tai yra amžinas čiūbas, nežinau kaip lietuviškai tokia, vadinkim gal... Tunelis, jo, tunelis. Tai va. Čia yra mano didžiausias svajonės. Ir išmokyti savo vaiką surfinti. Galiu pasakyti, manau, 2 žodžiais, tai yra gyvenimo būdas. Ir manau, visą tai nusako. Jeigu tu surfini, tai čia yra tavo gyvenimo būdas. Čia negali būti tiesiog pramoga, kaip... Jeigu tu nori surfinti, jeigu tu jauti, kad tai ta kabina, tai manau, tai tampa gyvenimo būdas ir tu tiesiog... Žinodamas, kad bus bangų Baltijos jūrai, meti viską ir važiuoji ten. Tai va. Aš labai jau daug laiko norėjau iššokti iš parašiuto. Iš lėktuvo su parašiutu. Iš parašiuto nenorėčiau iššokti. Tai manau, čia yra vienas iš tų ekstremalių dalykų, kuriuos norėčiau pamėginti. Ir tą tikrąjį iššokimą iš to gan aukšto aukščio vienam be trenerio. Manau, tai užtrunka, bet va tie va tokie su oru dalykai, kur ar tie pats sklandimas, kur su tuo, nežinau kaip čia, Batmano kostiumu, tai tą, manau, kad irgi norėčiau išbandyti kažkada gyvenime. Man kelionės kvepia labai skaniais vaisiais ir avokadais. Turbūt taip.